Ar kiekvienas žmogus gali tapti milijonierium? Manau, kad tikrai taip. Ar kiekvienas juo taps? Tikrai garantuoju, kad ne. Ir šiandien pakalbėsim apie tai, kodėl taip neįvyks ir kaip, net neturint bazinio iš principo finansinio raštingumo, kiekvienas galėtų tapti milijonierium ir kodėl, priežastys bus kodėl, netaps. Jeigu tinka ir patinka toks turinys, bazinis, paprastas ir po to parodysiu, kodėl aš grįžau prie bazės ir norėjau labai padaryti šitą video. Palaikinkit, pasidalinkit su žmonėm, kuriem galvojat, kad šitas video bus tikrai labai naudingas, tai persiuskit jiem, tegul jie pasižiūri tiesiog nei į mano, nei išgalvota kažkokia statistika, į Lietuvos banko statistiką, į visą patirtį, kurią ir aš sukaupiau, ir kiti finansų konsultantai buvo sukaupę, visos knygos, kurios ką pasako ir kaip ir kas ir kur. Tai žodžiu, idėja labai paprasta. Peržiūrėkit šitą video iki galo, aš manau, kad jis pravers tiek seniokam, tiek naujokam. O kodėl aš, kaip ir sakiau, norėjau labai padaryti šitą video, tai dėl paprastos priežasties, dėl to, kad lietuvių finansinis raštingumas ne tai, kad padidėjo, bet pagal tą patį Lietuvos banką jisai sumažėjo. Ir pradėsiu aš nuo šitos pačios naujienos. Jeigu mes pasižiūrėsime, tai yra pakankamai senas straipsnis, tikriausiai kažkur jau būsit girdėję šitą dalyką, bet pasižiūrėjus į statistiką, kai pradedi nagrinėti šitos skaičius, tai pasidaro pakankamai liūdna, nes lietuvių finansinės žinios pablogėjo beveik 20%, atsiliekame nuo kitų 39 šalių vidurkio. Tai yra Lietuvos banko finansinio raštingumo centro iniciatyva, Lietuvos atliktas finansinio raštingumo tyrimas pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertų parengtą metodiką. Ir paskutinį kartą Lietuva tokiame tarptautiniame tyrime dalyvavo 2015 metais ir viskas buvo visai neblogai. Nu, ką reiškia visai neblogai? Mes turėjome visai gerus rezultatus. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėsime į raštingumą už 2023 metus, mes matysime, jog Lietuvos indeksas 2015 ir 2023 palyginime, štai va šitoje vietoje, labai aiškiai matosi, kad žinių balas sumažėjo 19,4%, elgsenos balas pagerėjo, nu tai reiškia tikriausiai tie žmonės, kurie ir taip gerai elgėsi su pinigais, tai elgėsi dar geriau, o požiūrio balas iš 20 sumažėjo 19,1%. Tai vat jeigu žiūrėti, žinių balas nuo 2,3 krito iki 18, elgsenos nuo 2,7 padidėjo iki 2,8 ir nuo 11 požiūrio balas krito iki 8,9. Tai požiūris į pinigus yra liūdnokas, žinių balų praktiškai ne kažką mes čia surinkom ir elgsenos balų iš 45 galimų, nu tai irgi mes vos per pusę perkopėm šitoje vietoje, kas irgi nedžiugina. Nežinau, kaip elgtis, kaip jūs reaguojate, tie, kas prenumeruoja kanalą, tai aš manau, kad tikrai jūs esat gerokai labiau finansiškai raštingi, finansiškai pažengę ir ypač kas skaitosi ties skaitmeniniu finansiniu raštingumo indeksu. Ir dabar jeigu žiūrėti, tai apskritai iš bendro 100% žmonės iš žinių balo surinko 13,5%, elgsenos balą 17,81 ir požiūrio balas 13,67%. Tai bendrai mes turim 45% skaitmeninio finansinio raštingumo, o turint mintyje, kad visas praktiškai šiai dienai dabar investavimas persikėlęs į skaitmeninę erdvę, nu apart įsigijimo nekilnojamo turto, bet ir tą jau dabar notarai daro nuotolinės sesijas, kur jums reikia tik tai identifikuotis ir jeigu jūs nemokat identifikuotis, nu tai natūralu tuomet tik tai reikia važiuoti pas notarą. Tai šitoje vietoje sandoris gali įvykti per 15-20 minučių, net tą pačią nekilnojamo turto, su nuotoliniais visais pasirašymais iš bet kurios pasaulio vietos, kur veikia internetas. Jeigu žmonės negalės optimizuoti su skaitmeniniu raštingumu, adaptuoti jo, priprasti prie jo, tai šitoje vietoje natūralu vis sunkiau darysis, pasigauti tą tempą ir vis sunkiau bus uždirbti pinigus, bet svarbiausia išlaikyti savo turtą, nes turto išlaikymas yra gerokai svarbesnis negu jo pasiekimas, nes tai, kad mes gavom pinigus, dar nereiškia, kad mes visus juos savo pasiliksim. Dalį mes kažkam atiduosim, už dalį nusipirksim maistą ir taip toliau ir panašiai, ir dalį būtina pasilikti savo ir ją auginti ir išlaikyti, ne? Tai jeigu lietuviai negalės to padaryti, nu tai bus labai liūdna. Ir Lietuvos gyventojų finansinės gerovės indeksas, nu kitaip tariant, well-being, tai reiškia, kiek gerai žmonės finansiškai gyvena, nu tai 4%, net pusės nesiekia, ta prasme, subjektyvi dalis 3%, finansinio atsparumo dalis 14%. Tai čia 2023 metų rezultatai. Ir jeigu mes palyginsime su kitomis šalimis, tai sakykime, Estija to pačio finansinio raštingumo indeksų turi 67%, kai Lietuva 56%. Vidurkis šalių yra 62%. Mes vos perkopėm pusę
šitoje vietoje. Skaitmeninio finansinio raštingumo mes prasčiausiai pasirodėm iš visų, mes 10% atsiliekam nuo Europos vidurkio, nuo tos pačios Estijos atsiliekam, kiek čia, 18%. Finansinės gerovės, well-being indeksas, ta prasme mes kažkokiu tai būdu esam antri šitoje vietoje. Iš tikrųjų labai stebina, tai raštingumo indeksas prastas, skaitmeninis finansinis raštingumas prastas, o finansinės gerovės kažkokiu tai būdu mes visgi 44% pasiekėm, o Estija šitoje vietoje prastai atrodo. Tai kur yra tiesa? Pakomentuokit, kodėl gali būti tokie rezultatai, man yra labai įdomu, nes, pavyzdžiui, mano galva šitoje vietoje tiesiog žmonės jaučiasi sėdėdami su pinigais, su krepšu pinigų, su kešu pakankamai saugiai, bet tai neparodo didelio finansinio raštingumo, nes jie nežino, ką su tais pinigais daryti ir laiku bėgant, viskas prasties. Tie žmonės, kurie investuoja ir kurie turi didelį finansinį raštingumą, jie supranta, kad kapitalo tikėtina pas juos yra per mažai, netgi pagal jų amžiaus kategorijas ir panašiai, kad jie kažko nesupranta tam pačiam investavimui ir taip toliau. Tai kuo labiau tu esi edukuotas, tuo labiau tau atrodo dažniausiai, kad tu kažko nesupranti ir norisi ten lyst sudėtingiau ir nagrinėti. Pakomentuokit, ar jums taip nėra. Tai man atrodo, kad čia dėl šitos priežasties tiesiog mes lenkiame šitoje vietoje Estiją ir kitas šalis. Finansinės gerovės indeksas, tai mes lyderiaujam tarp 3 Baltijos šalių, tačiau finansinis raštingumas prastesnis negu Latvijai ir Estijai. Čia man labai patiko ta frazė, kad atsilikimas nuo technologinių naujovių gali ne tik apriboti galimybę kokybiškai naudotis finansinėmis ar kitomis paslaugomis, bet ir sumažinti atsparumą sukčių atakom. Kitaip tariant, žmogus neturintis finansinio raštingumo ir skaitmeninio, jo labiau finansinio raštingumo, galvoja, kad viskas yra paprasta, jam čia tuoj padės, kažkas parašė ir taip toliau, tuoj čia investuosiu į kripto ir panašiai, nes jis nesupranta, kaip viskas veikia. Ir šitoje vietoje praranda krūvą pinigų, nes iš tokio žmogaus yra labai paprasta išvilioti pinigus, kai tu naudoji sudėtingą terminologiją ir tam žmogui atrodo, kad kažkas yra protingas, nors iš tikrųjų ten yra visiška nesąmonė. Tai taip žmonės labai daug praranda pinigų. Ir tarp visų tyrimų dalyvavusių šalių, būtent lietuviai labiausiai linkę dalyti savo banko sąskaitos slaptažodžiais ir pin kodais su savo artimaisiais ir draugais. Nesidalinkit jokiais slaptažodžiais, jokiais pin kodais, niekam nieko nesakykit. Tai yra uždrausta, viskas, ta prasme, negalima. Kai žmonės sugalvoja pasvardą nuo Gmailo tokį, kad nesugeba prisiminti po to ir nesugeba atstatyti savo Gmailo, bet nuo banko sąskaitos tai ten yra QWERTY 123. Žodžiu. Tai šitoje vietoje taip viskas atrodo. Ir čia daugiau galima pasiskaityti apie patį tyrimą ir skaitmeninio finansinio raštingumo testą jūs irgi galite rasti čia. Tie, kas nori pasidaryti finansinio raštingumo testą, spaudžiate čia ir valio, važiuojat, galite darytis testą. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, kodėl dauguma žmonių, nepaisant visos matematikos, kurią aš čia darau, kurią visi ekspertai ten dėlioja ir taip toliau ir panašiai, kodėl dauguma žmonių netaps milijonieriais, nepaisant to, kad matematika veikia ir matematika veikė, matematika veikia ir matematika veiks. Kol kas užprogramuota aksijoma, nes matematika tiesiog veikia. Tai 63% Lietuvos gyventojų mano, kad jų asmeninė finansinė situacija nepriklauso nuo jų pačių. Ir aš manau, ties šitą vietą aš galiu tiesiog atsistoti ir išeiti iš čia. Nes aš darau turinį tikėtina 37% tik tai žmonių, kurie prisiema atsakomybę už savo finansus, bet vėlgi dėl finansinio raštingumo stokos tikėtina nepriims tam tikrų sprendimų ir net nebandys kažką padaryti su savo kapitalu ir su savo pinigais. Ir jeigu mes prisiminsime, tai 22 milijardai eurų guli indėliuose ir dėl to buvo padaryta investicinė sąskaita, kad žmonės paskatinti investuoti. Ir kalbant apie investicinę sąskaitą, kuri atsiras 2025 metais, tai visi, kas jau turės brokerio sąskaitas ir kitas sąskaitas skirtas tik investavimui, galės priskirti visą šitą dalyką investiciniai sąskaitai ir turėti daugybę benefitų, tokių kaip pavyzdžiui visą laikotarpį nebuvimas pelno mokesčio kaip pavyzdys, o tik tai tada, kai reikės atsiiminėti pinigus, reikės pradėti šitą dalyką mokėti. Jeigu jūs dar neturit vertybinių popierių sąskaitos, tai nuorodą rasite apačioje, su ją dar gausit bonusų. Atsidaryti nieko nekainuoja, didinkit savo finansinį raštingumą, prisijimkit atsakomybę, nebūkit kaip šitie 63% Lietuvos gyventojų, o galbūt jeigu esate, tai galbūt pakeisit pagaliau nuomonę ir prisimsit atsakomybę už savo finansus. Pradėkit išsaugoti kapitalą, o paprasčiausias būdas saugoti kapitalą tai yra depozitinės, tos vadinamos taupomosios sąskaitos, kur šiai dienai dėl susidariusių ekonominių dalykų mes turime 5,34% doleriais per metus uždarbio ir 3,62 eurais mes galime gauti per metus vien už pinigų laikymą. Turint minty, kad vidutinė infliacija pasaulyje siekia apie 3% pinigų nuvertėjimas, tai reiškia, kad jūs tiesiog laikydami taupomojoje sąskaitoje, neinvestuodami pinigų, o tiesiog juos ten laikydami, lenkiat infliaciją ir dar uždirbat, kol jūs miegat. Tai yra antiek
paprasta ir nereikia būti genijumi ir kaip aš sakiau, kodėl kiekvienas gali, bet ne kiekvienas bus. 37% iš Lietuvos žmonių tikėtina galėtų būti, nes pirmą žingsnį jie žengia, tai yra prisiema atsakomybę už savo finansus. Na, o dabar eisiu prie kito bazinio dalyko, tai yra sudėtinių palūkanų principo, svarbiausių dalykų, kodėl netgi iš 37% žmonių tikėtina daugybė nepasieks tų savo išsvajotų milijonų. Dauguma žmonių nesupranta ir nesuvokia, ką reiškia sudėtinių palūkanų efektas. Einšteinas netgi sakė, kad tai yra 8 pasaulio stebuklas. Tie, kas supranta, naudojasi, tie, kas nesupranta, moka didžiulę kainą už visą tai. Pritariu visiškai. Ir kas yra sudėtinių palūkanų efektas, tai yra tuomet, kai jūsų uždirbti pinigai ir palūkanos dar kartą yra įdarbinami su tomis pačiomis palūkanomis dar kartą ir tai pinigai nuo uždirbtų pinigų daro dar daugiau uždirbtų pinigų ir jie dar daugiau dirba. Ir tam tikrų momentų jūs pasiekėt lygį, kai jūs nebespėjat pildyti savo investicijų krepšelio tokiu tempu, kokiu iš tikrųjų jūs galėtumėt jį pildyti ir jūsų kapitalas pradeda uždirbti daugiau, negu jūs galite iš tikro papildyti savo krepšelį. Ir jūs ant tiek nustebsit, ant kiek tai yra nedidelė pinigų suma. Tai prasme, kad tai yra, mano galva, kiekvienas, kuris prisiema atsakomybę už savo veiksmus, gali tą padaryti. Tai dabar žiūrėkit, ateinam į Compound Interest Calculator. Tai yra sudėtinių palūkanų skaičiuoklė. Kitaip tariant, pasirenkam eurus. Kol kas viskas labai paprasta. Ką mes padarom? Mes sakome, kad tarkime 1000 eurų mes įdarbiname ir vidutiniškai mes įdarbiname, sakykime, su 10% vidutinė metinė grąža. Dabar jūs manęs paklausite, Aleksandrai, kur po velnių gauti tuos 10% vidutinės metinės grąžos? Ir čia šitoje vietoje aš jums atsakysiu labai paprastai. MSCI World Quality. Tai yra kokybiškiausios pasaulio akcijos atrinktos pagal sudėtingą metodologiją profesionalių fondų valdytojų. Jums nereikia nieko daryti. Dabar žmogus be finansinio raštingumo gali tiesiog nusipirkti 300 geriausių pasaulio verslų dalį ir vidutiniškai generuoti nuo 94 metų 11,98% metinių palūkanų. Paprasta. Viskas, ko tam reikia, tai yra, kaip ir minėjau, vertybinių popierių sąskaitos ir nuorodą rasite apačioj. Antras variantas. Nasdaq, tai yra technologijų indeksas, į kurį irgi galima investuoti ir buvo galima investuoti ir po šiai dienai galima investuoti ir vidutiniškai jisai generavo 17,31% nuo 2007 metų, kai jisai atsirado. Viskas labai paprasta. Toliau S&P 500 nuo 92 metų 11,03% vidutiniškai. Tai dabar žiūrėkim, kuo tos sudėtinės palūkanos, tokios ypatingos. Kur gauti šitos visus dalykus? Tai aš jau pasakiau, kur gauti 10% ir daugiau. Ir sakykime, mes 5 metam investavom 1000 su 10% palūkanų. Papildomai mes nieko nepildom ir tiesiog skaičiuojam, kiek mes turėsime po 5 metų. Po 5 metų mes turėsime 1645. Dabar sakysit, blemba, ar verta 5 metam investuoti tą 1000? Tikrai ne. Padvigubinkim laikotarpį. Jūs galvojat, čia bus kokie 3200? Pasižiūrim. Ne. 2700 tik tai po 10 metų. Bet kas yra gerai, kad mūsų investicijos dvigubinasi kas 7 metus ir tai yra svarbiausias dalykas. Čia mes galime apskaičiuoti, kad po 7 metų mes turėsime 2000, po 14 metų mes turėsime kiek? 4000, po 21 metų mes turėsime atitinkamai 8000 ir taip toliau. Mes kalbam apie 21 metus, mes turėtume turėti 8000, ką tik mintinai suskaičiavau, taip? Jeigu mes kalbam, kad jūs 1000 pinigų investavot, kai jums buvo 18 metų ir palikot 47 metam, tai yra iki 65 gimtadienio, prie 10% vidutinės metinės grąžos, jūs turėtumėt nei daug, nei mažai 100 000 eurų. Dabar pagalvokit, kiekvienas 1000 18 gimtadienio proga įdėtas į investicijų krepšelį, tiesiog nieko nedarant, uždirba 10 682%. Ir tai yra 106 000 pelnas iš 1000 eurų. Kad ir kaip jūs man pasakysit, kad Aleksandrai pinigai nuvertėja, infliacija ir taip toliau, kiekvieną mielą dieną aš rinksiuosi 106 nuvertėjusius 1000 versus apskritą 0 per gyvenimą. Ir labai tikiuosi, kad ir jūs tą irgi darysite. Sakykime, jeigu jums tėvai padovanojo, ten kaip pavyzdys kaupė jums tėvai ir 18 gimtadienio progą padovanojo 5000, 10 000 ir panašiai, įsivaizduokime, kas galėtų nutikti, jeigu jūs 18 investuotumėte tuos pačius 5000 ir daugiau nieko niekada nedarytumėte. Pusę myliko. Jeigu tėvai visgi sukaupė jums apie 10 000 kapitalo ir
ir jūs protingai su juo pasielgėt, tai kitaip tariant, jūs įdėjot į vieną iš paprasčiausių indeksų ir pamiršo. Irgi buvo darytas tyrimas, geriausi investuotojai yra mirę arba pamiršę, kad investavo. Tai šitoje vietoje lemas iš 10 000, tai yra sudėtinių palūkanų gale. Kreipkime dėmesį, jog jeigu aš čia sumažinsiu bent 2 metais šitą visą dalyką, mes netenkame 200 000 per 2 metus neinvestavimo. Jeigu mes čia sumažinam iki 40, prasme, mūsų kapitalas drastiškai pamažėja, nes prisiminkite, kapitalas didėja kas 7 metus, dvigubėja kas 7 metus. Tai reiškia, jeigu mes išimam iš investavimo 7 metus prie 10% vidutinės metinės grąžos, mes šitoje vietoje turime gerokai mažiau. Aš labai norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų tiesiog elementariai paimtų ir pradėtų išnaudoti tą sudėtinių palūkanų galią ir nebūtina būti milijonieriumi, nebūtina gimti milijonus turinčioje šeimoje, kad tapti tuo pačiu milijonieriumi. Reikia tiesiog laiko ir kantrybės. Dabar kodėl sakiau, kad dauguma žmonių šitų skaičių tikrai nepasieks, nes tai yra matematika, kuri veikia. Tarsi matematika, kuri 100% veikia. Jeigu žmogus būtų pradėjęs investuoti nuo 10 eurų, nes 92 metais tai buvo tikrai pakankamai didelė pinigų suma. 30 litų tuo metu buvo apie tikrai 10% nuo vidutinės algos, nes vidutinė alga tuomet buvo apie 300 litų. Tai sakykime, kas 3% didėjo mūsų metinės investicijos ir aš sakau, kad tai yra 30 metų, sakykime, interest rate tas pats 11,3, kaip S&P 500 generavo, sakykime, 0 mes čia įdėjome. 30, kiek čia dabar metų praėjo? 32, jo, nes 2024. Tai sakykime, kiek čia būtų buvę, tai šitoje vietoje būtų buvę 48 000, jeigu žmogus pradėtų, šitoje vietoje taip važiuoti. Bet kur problema? Lietuvoje visgi infliacija buvo gerokai didesnė, ko galima būtų tikėti, sakykime, per ateinančius dar 10 metų, tai mes šiai dienai, kiek čia mes to depozito investuojam, tai mes šiai dienai turėtume investuoti 300 per metus tik tais, nes pradėjome nuo 120 per metus, dabar 300 per metus turėtume investuoti. Teoriškai, aš sakyčiau, kad mes turėtume ne 300 investuoti, o 3000, tai annual increase, aš sakyčiau, po 10% reikėtų nuo Lietuvos nepriklausomybės skaičiuoti, kas iš tikrųjų būtų 2300 per metus jau dabar investuojama, kas realiai yra apie porą šimtų eurų per mėnesį paskutiniais metais, čia yra realus variantas. Tai jeigu mes į S&P 500 būtume pradėję dėti po 10 eurų 92 metais, ir nuosekliai didinant kartu su infliacija šitoje vietoje savo depozitą, tai šiandien turėtume 102 000 pinigų jau sukauptus. Iki pensijos šitoje vietoje mums būtų likę kiek dar? Dirbantis žmogus dirba apie 40-45 metus. Tai sakykime, dar pridedam 8 ir šitoje vietoje 40 metų, ir važiuojam. Mes į pensiją išeinam su 300 000, kas realiai, kaip ir sakiau, su realia pinigų verte, šitoje vietoje yra labai fainai ir mes galėtume su šitą pinigų sumą užtikrinti savo vidutinį Lietuvos atlyginimą kaip papildomą priedą prie pensijos. Jeigu mes kalbam apie 45 metus, tai šitoje vietoje mes turėtume apie 563 000. Jeigu mes kalbam apie 10% savo pajamų, tai yra šitoje vietoje tai viskas labai paprasta. Bet jeigu mes kalbam apie tą patį 135 eurus per mėnesį, dabar pradedam į ateitį, padarom prielaidą, kad auga apie 11,3, ir sakykime, dedam tam 35 metus. Calculate ir mes turime nei daug, nei mažai, praktiškai milijoną pinigų. Nes 135 eurai nuo vidutinio Lietuvos atlyginimo, tai yra 10%. Jeigu mes skaičiuojame net ne su 10% metinė infliacija šitoje vietoje. Bet dabar kodėl, kaip ir minėjau, dauguma netaps milijonieriais? Neturint finansinio raštingumo, vien pasižiūrėjus šitą video, užsiregistravus, atsidarius sąskaitą, įsimetus štukį ir pralaukus 45 metus, tikimybė yra apie 80%, kad šitoje vietoje žmogus taps, jeigu ne milijonieriumi, tai bent jau kapitalą sukaups antiek reikšminga, kad jam nereikės rūpintis savo senatvę. Ir kodėl sakiau, kad geriausias investuotojas miręs ar pamiršęs, kad investavo, nes jeigu mes atsidarysime S&P 500, tą patį indeksą, mes matysime, jog šitoje vietoje šitas indeksas labai stipriai svyruoja. Ir mes turime nusiteikti, kad mūsų kapitalas kartą per 10-20 metų sumažės per pus trumpam laikotarpiui. Ir tą reikia žinoti, kad rinka yra godumo ir baimės žaismas šitoje vietoje. Tie, kas nematė mano video apie godumą ir baimę, būtinai pasižiūrėkit štai čia. Volatilumą versus vertę. Ir mes matome, kad staiga ties tam tikrų momentų mūsų kapitalas galėjo sumažėti 31%. Įsivaizduokit, jūs kaupėt ir jums liko kokie
10-15 metelių iki pensijos ir jūs jau sukaupėt tikrai labai reikšmingą kapitalą. Ir šitoje vietoje kas nutiko? Jūsų investicijos sumažėjo nei daug, nei mažai 30%. Tai yra iš 100 000 liko 70. Jūs šiandien turi galvoti, blemba, Aleksandras apgavo, ne? Bet kur yra dalykas, kad rinka yra toks aparatas, kuris yra varomas, kaip ir sakiau, godumo ir baimės dažniausiai būna mažiau negu godumo. Ir godumas šitoje vietoje ima viršų. Dabar kaip veikia rinka, tai yra labai paprastai. Verslai savo akcijas listinguoja biržoje, kol verslai uždirba pelną ir kol verslai yra pelno siekiančios organizacijos, tol šitos kompanijos, tai natūraliai uždirbs pelną ir jeigu aš būsiu investuotojas, aš kaip akcininkas gausiu dalį šito pelno. Logiška? Logiška. Jeigu aš neturiu žalio supratimo apie tai, kaip ten skaičiuoti tuos pelnus ir taip toliau, tai šiai dienai yra sukurti indeksiniai fondai, kurie nuo 1975 metų jos išrado tos ETF-us, sakykime. Tie, kurie tiesiog atkartoja bukai tą patį indeksą, tai yra receptą, ne šito krepšelio, geriausių pasaulyje akcijų ir jūs galite vieną mygtuką paspaudimu, neturint absoliučiai jokio finansinio raštingumo, skaitmeninio raštingumo ir taip toliau, jūs galite juo net nesirūpinti, tiesą sakant, o tiesiog bukai paimti ir įsimesti ir viskas, ir tiek žinių. Vienintelis dalykas, kurį jūs turite suprasti, kad per tuos 35-40 metų kapitalo akumuliacijos jūs 2, 3 arba net 4 kartus turėsite savo kapitalą sumažintą per pusę laikinai. Kodėl? Dėl to, kad kai ateina krizė, verslam pradeda sektis pakankamai prastai. Nes šitoje vietoje įsijungia baimė, žmonės nebeperka, prisiminkime COVID-ą, taip, natūralu verslų pelnai krenta, natūralu investuotojams tas nepatinka, natūralu, kad akcijų vertė krenta šitoje vietoje. Bet tai yra laikina, nes, kaip ir sakiau, verslai yra pelno siekiančios organizacijos, kurios tiesiog, vėl įsivažiuoja viskas ir kol žmonių pasaulyje kiekis didėja, tol visiems mums reikės prekių ir paslaugų ir tol vyks, godumo ir baimės žaidimai. Ir rinka yra tiesiog automatiškai užprogramuota važiuoti į viršų ilguoju laikotarpiu, trumpuoju laikotarpiu, kur jinai judės. Niekas nežino, net geriausi analitikai. Jūs turite nusiteikti ir geriausia yra tiesiog daryti tam tikrus veiksmus, žinant, kad ilguoju laikotarpiu jūs pagal tikimybių teoriją, jeigu žaidžiate, ne, tai jeigu jūs turit, sakykime, 8-9% šansą laimėti ir tik tai 10-20% šansą pralaimėti. Žaistumėt tokį žaidimą, jeigu statistika būtų jūsų pusėje. Žaidžiate. Tai sveikinu, jeigu jūs priklausot 37% žmonių, kurie iš tikrųjų galvoja, kad jų gerovė priklauso nuo jų veiksmų, tai tas yra valio. Jeigu jūs domitės finansiniu raštingumu, jeigu jums yra įdomios technologijos, jeigu jūs norit eiti koja kojant su technologijom, tai galit pasižiūrėti video apie tai, kaip aš net analizavau tam tikras akcijas, ne su ChatGPT ir kaip tą gali padaryti kiekvienas, nes juk dirbtinis intelektas gali tai padaryti geriau negu paprasti žmonės ir gerokai greičiau tą gali padaryti ir sukramtyti, tai vėlgi susipažinkit su tais video, bet prieš tai priminsiu, kad papildant sąskaitą iki rugpjūčio 31 dienos, tiesiog už papildymą jūs galit gauti apie 20 akcijų dovanų, sąlygos yra apačioje, nuoroda, kaip ir minėjau, yra apačioje, o video apie tai, kaip efektyviai išnaudoti palūkanų normas, net nežinant vėlgi ir nesigilinant į ekonominius dalykus. Video štai čia, gerų sudėtinių palūkanų ir linkiu kiekvienam, kuris prisiema atsakomybę už savo veiksmus, neužilgo arba užilgo tapti milijonieriumi. Pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Šuo laka.